Sveiki! Šioje dalyje noriu Jums parodyti, kaip įrengti trečią šiltinimo sluoksnį. Kaip matote, mes jau pradėjome kloti trečią apšiltinimo sluoksnį. Vata įdedama tarp profilių ir taip pat į patį profilį. Dabar parodysiu, kaip tinkamai užpildyti profilį akmens vata. Taigi, privalome atsipjauti tokią vatos juostelę, kad galėtume įdėti štai čia. Jau turime atpjautą vatos juostelę, kurią galiu tiksliai įdėti į profilį. Profilis jau izoliuotas. Dabar dėsime vatą tarp dviejų profilių. Taigi išmatuojame. Pjauname vatą su reikiamo pločio užleidimu. Nepamirškite, šis užleidimas reikalingas tam, kad vata standžiai įsispraustų ir gerai laikytųsi tarp dviejų profilių. Pjaudami vėl pasinaudosime gulsčiuku, kad pjovimo linija būtų tiksli ir lygi. Atpjovus reikalingą vatos juostą, galime dėti tarp profilių. Atminkite, jog šio izoliacijos sluoksnio storis turi būti mažiausiai 3 kartus plonesnis nei už garą izoliacijos sumontuoto šiltinimo sluoksnio storis. Kaip matome, vata gerai laikosi tarp profilių ir trečiasis šiltinimo sluoksnis jau baigtas. Tokiu pat būdu atliksime ir likusios stogo dalies apšiltinimą. Taigi nepamirškite, pirmiausia vatą dedame į profilį, o po to tarp profilių.